Dabar esu savo garažą, susidedu nieržą ir šiandien kelsimės į garažą. Dėsim jau pagaliau dėžę atgal, pagaliau interkuleriaus žarnas iš nieržos, tai dabar kraunuosi mašiną ir varau į garažą, kur stovi mano mašina. Važiuoja Marius, tai šiandien padirbėsim kažkiek, čia pafilmuosiu ir matysim, kas čia gausis. Na, interkulerį surinkau viską, 3 metrai vamzdžio. Čia ir išmetimo, ir interkulerio kampukai. Aišku, dar ten pjaustys, lenks, svirins, bet kažkas tokio gausis. Vienas su nuotykiais. Iš kitų štoka, lyg ir. Kol kas čia nieko rimto nevyksta, dar koleks neužlūšim. Turbina irgi tiek primatavimui buvom uždėję, bet šiandien primatuota viskas varkai užsidės. Jau darysim, kaip ir sakiau, žarnas interkulerį. Dėsim dėžę pagaliau, kad galėtų biškį pajudinti ir kad galėtų prasukti kelis kartus variklį, nes aušinimo sistemai tai pas mane vanduo. Tai supilsiu koncentratą ir bus gerai žiemai. Dar daug žmonių klausia, kodėl flanšą pervirinom, tai dėl to, kad senas yra kitoks ir mano turbina netinka. Tai tą nupjovėm, pervirinom, koks mano turbinai tiktų. Dėl to. Čia dar aišku reiks prasifrezuoti vidų, kad būtų lygų gražu po virinimo. Tai tiek. Magratvietą. Prudys toks, bet dėl to nesaprudys. Kas ant ko svaidina čia? Kaip nekeisti netinka diskelis. Reiks naujo ieškot pirkmas ir knėdėtis. Ir antrą perknėdis, tai karšrėms įvarškas šūdis, tai su dėžė eglin kart neužsidedam. Nes diskelis sakė ir nuo 20 sankabus, tai dėl to netinka, tai šiukšlynių. Dar sakys, dedat hebra diską kujovai. Diskas turi būti taip. Taip, bet dabar jisai raidina varžtus. Raidina varžtus todėl, kad ir centras išneštas ne į tą pusę. Nuo 20 sankabus, bet pamatavimui retina, manau, kad užteks. Tai pamatuojam dabar ir vėl jamam dėžį šalin. Jo, pasižiūrėsim įvaržą, jeigu vis gerai yra, prisimena sankabą. Tai tada persiknėdėjame viskas? Jo, bet persiknėdėjame labai diską kaip dabar. Tada sukam varžtelis, įdėsim dėžį, žiūrėsim tą įvaržą. Jeigu įvarža viskas gerai, sukalam kreipiančiasis, nes vaikai be kreipiančiųjų negaudėti. Jeigu nori koją stovėti. Na, aš tai mėgstu vaikščioti. Su kažko sankabą minti reikės. Su kažko sankabą minti, jau. Bet gali išplėsti ir įdėti 8 HP. Very big money. Very big money. I'm bomža. Nu, žodžiu, čia vyks darbai, tenais garažai irgi vyks darbai. Tai vaidėjom tą diskelį, netinka, dėsim man senai. Kodėl man jau netinka? Nes įvarža 5 mm, turbūt iki 3. O, tai va. 5, tas padėlės 1, bus beveik 4, tai bus gerai. O tai žodžiu, pasibandymui, kad turėti įvaržą reikia 5 kartus daryti viską, bet gyveni ir mokais, tai... Na čia taip yra, kai, žinai, meistrai daro, tu nuperki, tau sako, jo, dedi leki. Tada dedi, supranti, kad neleki. Ir dar toli iki lėkimo. Na jau. Gerai, kad viską eina sutvarkyti, viską eina išspręsti.
Turi daug veiklos, palaikyti varžtukus, paduoti įrankis. Seselė. Seselės, nu. Nu tai Mario papasakok, kas ta įvarža. Nu, norėjau pasakot man, tai bet pasakosim tą. Visiems. Įvarža yra tiek, kiek diskatorius įspaudžia diskelį. Daurasne, kai ir paviršius, ne? Užsideda diskelis ir užsideda diskatorius. Ir tu, kai viskas sudėta sumuština, nesuveršta, tu turi tarpelį. Tai va, tas tarpelis ir yra įvarža, kiek tu įverši diskatorių tą diskelį. Tai čia turbūt kas darė, tai nusprendė, kiek darysim įvaržus. Tai buvo turbūt tiesiog atsakymas yes. Darysim. Bus įvaržas. Kiek bus įvaržas? Yes. Nu, va, dėžė vietoje. Beveik. Tas gaidys iš tikrųjų, dėl to nenufilmavau, kaip dėjom. Eilinį kartą su telefonu geriausiai viskas vyksta. Tai va, prisivažam dėzį ir žiūrim, kas čia ką. Nu. Aha. Back to the office. Tai va, dabar varau jau namo iš garažo, tai teko dėžę imti atgal lauk, vežti smagratį reiks tekinti, nes taip ir kaip perki naudotą dalyką ir jau kažkas ir su juo bandyto daryti, tai gaunas dažniausiai paliava ir išbandymus taupyti pinigų, sutaupėm pinigų, bet laiko daug pražaidžiam, tai tas toks dabar darbas pirmin atgal, apie nieką kol kas. Na, tikiuosi, kad savaitgalį jau bus sutekinta, padaryta ir naują diskelį gausiu. Ir bus susitvarkojami dabar ir kaip ir. Na, pasižiūrėkit, pamatysit, kokių klaidų nereikia daryti. Nepamirškit subscribint, likint ir iki kito tada.